pradėjom gan gerų tempų, su taikliais metimais ir kažkaip nuo pradžių tokie metimai sukrito ir visų rungtynių metu davėm, kaip sakant, visom rungtynėm tą tempą, peną tokį ir išlaikėm visas 40 minučių tą savo intensyvumą. Tai labai patenkinti, reguliariam sezone tapom pirmi ir lauksim dabar jau, kaip sakant, atkrintamųjų rungtynių. Tarpusavį jūsų Tauragės akistatos visada įdomios būna. Šiandien tas rezultatas rungtynių pabaigoje spindi tai, kas vyko aikštėje ir vis tik buvo sunkesnė galbūt? Ne, tai sakau, kad gerai, labai džiaugiuosi, kad nuo pradžių pavyko tą 10 taškelių atplėšti ir matėt, visų rungtynių metu nebuvo taip, kad mes kad ir pirmavom 14-15 taškų ir nebuvo kada atsipalaiduoti, visuomet buvo jautęs, kad jie kvėpuoja mum į nugarą ir tikrai ten vieną kitą klaidelį ir žiūri, kad vėl jau ten 9-7 taškai, tai dar klaida ir ten galėjo dar, sakau, viskas apsiversti visai kitaip, tai gerai, kad to neįvyko, tai džiaugiamės. Tritaškininkai šiandien, jūsų komandoje praktiškai tritaškių buvo didžiąją rungtynių dalį pelnė daugiau taškų tritaškiais negu dvitaškiais. Buvo planas šiandien naudotis tais tritaškiais, varžovai tarsi ir sakė, kad skirstam dėmesį, bet nesutapė jūs. Matot, mes, sakau, džiaugiuosi ir aš, sakau, labai patenkintas esu, kai komandai turi daug tų metančių žaidėjų ir faktiškai pas mus komandai, tikrai neturim tokio žaidėjo, kuris neturi, kaip sakant, to metimo. Tai visi tikrai, jeigu jo diena, tai ten gali ir vienas, ir antras, ir trečias. Tuom turbūt mes ir išsiskiriam, kad vienose rungtynėse gali vienas, nėra to vieno tikro, į kurį reikia visą dėmesį koncentruoti. Aišku, ten turim gan stiprią priekinę liniją. Jie sutraukia žmonių, nusimeta kamuoliukus, mūsų metikai sumeta ir, sakau, pavyksta tada pasiekti pergalės. Ir galbūt ką galima sakyti žiūrovams, šiandien sausakimša tiesiog salė, žmonės nestovėjo. Tai tikrai džiaugiamės, tikrai padarėm, kaip sakant, ir visam rajonui šventę. Tai jūsų aišku pagalba, šokėjos atvažiavo, daugiau buvo reklamos ir automatiškai daugiau žiūrovų pritraukėm ir tikrai labai džiaugiamės, labai dėkojam jiem ir tikimės, kad atkrintamosiose rungtynėse taip pat prisidės prie mūsų pergalių, nes jų palaikymas mums labai svarbus faktiškai. Žaidžiam pagrindę vietiniais žaidėjais ir draugai, giminės, artimieji susirenka ir, sakau, labai smagu, kad taip šiltai palaiko mus.